savirealizacija ne visą laiką yra tolygų karjerai ir profesijai. Tai laba diena, ir šiandien šiek tiek tokios teorinės informacijos tam, kad jūs geriau galėtumėte suprasti, kai užduodate klausimus, įkeldami savo žemėlapius apie savirealizaciją, nes vieni pavartoja frazę, tai kokiagi ta mano savirealizacijos sritis, kiti sako, tai koks man darbas, geriausiai tiktų, kokią profesiją man pasirinkti ir panašiai. Tai jeigu taip truputėlį nukrypti į tokią minimalę teoriją ir būtent savirealizaciją apibrėžti taip, jog tai yra tokia veikla, kur žmogui tai be galo patinka, kai jis tai daro, jisai jaučia, kad jisai save realizuoja, tai yra apie jį, jaučia, kad save išnaudoja, kabutėse tai pagal paskirtį. Trumpai tariant, jisai jaučiasi labai gerai ir jisai jaučiasi, kad jisai kaip asmenybė labai tobulėja ir geriausiai išnaudoja savo gebėjimus. Tarkime, tai yra savirealizacija. Tačiau, kaip aš jau sakau, tai ne visą laiką yra tolygų profesijai, nes žmogus gali daryti tai, kas jam labai patinka, kas yra apie jį, bet, žinot, tas žodis, kažkas neina. Neina uždirbti daug pinigų iš tos srities, galbūt neina pasikelti savo statuso, kažkokių karjeros aukštumų pasiekti ir panašiai. Tai tarsi ir telieka tokia veikla, kur tiesiog faina ir malonu ir tai yra apie mane. Tai taip kartais būna, kad savirealizacija žmogaus su karjera šiek tiek maišosi ir neužtenka vien tik tai daryti tai, kas yra apie mane ir gauti iš tos srities karjeros, tam tikrų pasiekimų. Kaip pavyzdys, galbūt pas mane yra labai daug, pas kažkokį tai žmogų yra labai daug svarstykliškos energetikos ir tas žmogus yra linkęs į meną, galbūt į grožį, jam patinka ir jisai save kaip asmenybę atskleidžia, kai jisai skleidžia tokias labai rames savybės, gebėjimus, kai skleidžia harmoniją, balansą, teisingumą, sąžiningumą. Ir tai yra apie jį. Ir jisai bando daryti, jisai bando taip elgtis, bet, pavadinkim, jo karjerinė energetika, tai yra tas 10. būstas, jis prasideda Marse, reiškia, tai yra Marso energetika, ir dar galime, tokį pavyzdys, aiškesnis dar būtų, tarkime, tas pats Marsas yra Skorpione. Ir gaunasi karjeros energetika, jinai tokia yra atvirkštinė, jinai yra grubi energetika, grubesnė, ryškesnė, drąsesnė. Ir jeigu žmogus vien tik tai yra paskendęs savo tose savybėse, kur taip tai yra apie jį, jam ir neina. Jam kažkas tai neina su profesija, su pasiekimais, su aukštesnio posto, kažkokiu tai gavimu ir panašiai. Tai čia reikia suprasti, kad pas visus yra labai skirtingai, pas visus yra viskas labai individualu ir taip gal kai kurie žmonės atsakydami į jūsų pateiktus klausimus, tai yra grupė, kur atsako, ten kokias sritis, kaip kas prie ko, taip gal kai kurie geriau įsigilina jūsų žemėlapį ir pasako tokį bendrą vaizdą. Galbūt kai kurie atsako tik tai jūsų tą karjerinę energetiką, tai yra profesijos energetika. Bet, iš esmės, teoriškai tai turėtų būti taip, kad yra stipriai tokiu giliu žvilgsniu pasižiūrima jūsų asmenybė ir tuomet žiūrima, kaip tai dera prie jūsų profesinės energijos, o kaip nedera. Bet prisiminkite vieną dalyką, kad visuomet profesija yra parenkama kartu su žmogum. Tai yra, kas jam patinka, kas jam įdomu, ką jisai bandęs ir taip toliau. Ir ne kitaip. Tai iš čia tas pradinis taškas ir tik vėliau mes dedame jau astrologinę informaciją. Tai pamastykit, ant kiek jūsų ta tikroji asmenybinė savirealizacija yra susijusi su jūsų karjera, nes patikėkit, daug žmonių, tą tokią frazę galima būtų jiems prikabinti, kad jie dirba tą darbą, nemėgstamą darbą. Tai daug žmonių taip gyvena. Tai pakomentuokit savo variantus, kaip jūs jaučiate, ar jūsų asmenybinė savirealizacija ir yra jūsų profesija, o galbūt atrodo, kad kažko tai trūksta. Tai lauksiu jūsų komentarų. Su finansais yra labai panaši istorija, kad mano profesijos, mano savirealizacijos gali neužtekti, kad aš savo pristraukčiau finansinių srautų. Tai jeigu mes žiūrėtumėme tik astrologiškai, be jokių psichologinių faktorių, kas mano nuomonė yra pats esminis dalykas, kalbant apie finansus, bet tvarkoje žiūrime tik iš astrologinio požiūrio. Tai aš galiu turėti tokią veiklą, kuri man labai patinka. Aš čia pasikeliu savo statusą, karjerą, galbūt verslą sukuriu, bet kažkaip pinigai dabar neina. Kažkaip neina.
Taip, gali būti tokių žmonių, kur viskas yra susiję, viskas yra vienam katile ir gali daryti tai, kas jam patinka, ir gali iš to verslą pasidaryti ir gauti finansinius srautų. Jeigu mes kalbam apie maksimalius finansinius srautus, kas tam yra žmogui pasiekiama. Bet kartais tai būna, kad kažko neužtenka. Vėlgi tas žodis neina. Tai kaip pavyzdys, imkime koks nors buhalteris. Dirba buhalteris didelioje įmonėje, turi savo kabinetuką ir jis sau ten sėdi pasislėpęs, dirba su popieriais ir skaičiukais. Ir tarkim, jisai sužino, kad ir jam patinka dirbti buhalteriu, viskas to yra ok. Bet jisai sužino, kad jo finansinė energetika yra su didžiąja dalim susijusi su saulė, su liūto energetika. O tai yra labai tokia demonstratyvi. Demonstratyvi, gali būti kūrybiška. Ir tai yra tokio dėmesio siekimas ir pripažinimo, negavimas vėlgi per tam tikrą dėmesį, galbūt tai per kūrybą, galbūt tai tiesiog per dėmesį. Ir realiai tas jo sėdėjimas uždarytam tam kabinetuke, nekelia tų finansinių srautų. Ir jam reikia stengtis išeiti iš to kabineto, daugiau būti matoma, būti dėmesio centre, galbūt tebūnie ten pradėti vesti kokius mokymus, gal kokias paskaitas įrašinėti, gal dar kažką. Tai yra, jam reikia demonstratyviai elgtis. Gali būti, kaip sakiau, lygiai toje pačioje profesijoje, tai nebūtina keisti profesiją, jeigu žmogui patinka, tai gali reikėti tiesiog priderinti tam tikros papildomos energetikos. Nes dažnai tas klausimas ir būna žmonių, kad tai kokią man tą veiklą dirbti, kuo man užsimti tam, kad aš jausčiausi maksimaliai gerai ir uždirbčiau pinigų. Tai kartais taip nebūna, kad kartais neužtenka nei mano profesijos, nei mano savirealizacijos, o kažko reikia papildomai.